Praeitoje radistų laidoje buvo. Alio, labą vakarą. Taip, valymo įmonės, mes tvarkom namus. Ar padėsit man? Kada jums reikia, žinokit, šią savaitę jau neturim vietų. O gal greičiau kažkaip įmanoma? Aš su draugu dabar esu, tėvų mūsų nėra ir dabar žiūrim, kad reikėtų sutvarkyti. Pasakyk, kad dvigubai mokam. Mes dvigubai mokėsim, ponė. Ką, žinokit, tikrai nepagelbėsit. Nu gerai, mes galim palaukti, mūsų tėvai tik grįžta po savaitės, ar ne? Nu savaitgalį parskrenda. Aš suprantu, vaikinukai, žinokit, kiek kvadratų. Nes man skambino, čia jinai sakė, kad kraują gali išplauti. Kiek kvadratų pas mus? Nu daug, aš dabar vaikštau po kambariu. Ir kraują jūs ten kažkokią turit, ne? Yra, nu... Kad tu seniai sakyk, kad ten kilimas kraujuotas visas. O kaip kilimą išvalyti kraują? Nes jam suslydė, prakirto lūpą. Šiaip kraujas, žinokit, yra labai įdomus reikalas. Tai jį reikia valyti čia ir dabar, kai jis yra šviežias. O kaip jeigu siena yra taip su markeriu išvaryta? Įmanoma išvalyti sieną? Balta siena užrašytas negražus žodis. Čia ne markeris, su nitrūcha. Nežinau, Perdažyti iš tikrųjų. Bet liūdniau buvo tas, žiūrėkit, ant parketo, kai laužo žymės, tai... Laužo žymės, ta prasme, kažkas deginta. Nu taip, išmetė dalį baldų, o taburetės padegė per vidurį. Tikriausiai reikia šlifuoti parketą. O dieve. Ką mama pasakys? Nežinau, žinokit, nieko Atvažiuokit, ponė, dabar mane išgazinot. Aš jau girdžiu daug problemų, tikrai ne. Bet parašyta jūs, bet kuriuo metu skambint. Tai bet gal galima bent jau atvežti jums kilimą? Ne, negalit, mes esam važinėjami namus. Nu atvažiuokit, Nu, kad ne, jūs, aš suprantu. Prašau, nu. Galiu rytoj, jeigu norite. Rytoj. Užėjkit, nu bent jau vemalus išplaut. Pasižiūrėsiu ir pasakysiu, ką galima padaryti. Viryklė įskylus, įmanoma kažkaip. Žiūrėk, čia Andrius vonioj guli dar. Pažiūrėk, Andriu. Aš jau įsivaizduoju mamos reakciją, įsivaizduojat, va, Ne, 12-okai pasidarėm balių ir pridarė visi nesąmonių. Labai rimtų reikalų, žinokit, turit labai rimtų reikalų. Nieko aš jums nepagelbėsiu. O gal tiesiog padegam chatą visą? Labas vakaras. Labas vakaras. Radistai per ZIP FM nuo 19 valandos.